tokia vietinė parduotuvė, kur beveik niekur nėra kainų ir kur su skaičiuotu paskaičiuoja galutinę kainą. Taigi šiandien mes keliaujam iš Balio į Nusa Lembongan ir norėsiu jums parodyti, kaip visa ta kelionė atrodo. Tai pirmiausia, šiaip rekomenduočiau iš vakaro atkeliauti į Sonuro miestą, nes būtent visi laivai ir keltai keliauja iš čia. Ir tada yra keletą laikų, maros 3 per dieną, kai galite pasirinkti keliauti į, nežinau, Nusa Lembongan, Nusa Penida ir taip toliau ir panašiai. Tai va, dabar keliaujam. Bilietus juos galima įsigyti per 12 Go Asia arba per viešbutį paprašus ir dabar keliaujam link savo laivo. Taigi taip atrodo laivų išvykimo terminalas. Čia tikrai neturėtumėte pasiklysti, nes visi žmonės keliauja tuo pačiu keliu ir visai nesvarbu, ar jūs plauksite į Nusa Penidą, Nusa Lembongan ar kažkur kitur, jūs visi atsidursite šioje laukimo salėje. Na, o čia jums reikia žinoti savo laivo pavadinimą ir laipinimo laiką, nes po to pagal savo laivo pavadinimą jūs būsite kviečiami ir laipinami į atitinkamą laivą. Nusiteikite, kad kaip ir daugumoje vietų Azijoje, viskas čia gali gan stipriai vėluoti. Tai iš esmės toj laukimo zonai mūsų pakviečia pagal spalvą, pagal pavadinimą šito bilieto, tai viskas pakankamai aišku. Ir tada keliaujam visi kaip vienas link laivo, tiksliai nežinau kur, bet tiesiog visi keliauja, tai mes ir keliaujam kažkur. Taigi šie pakabukai ant kaklo ir yra mūsų kelionės bilietas. Šį kartą mes pasirinkome keliauti su Glory Fast Cruise ir mūsų kelionė iš Sonuro į Nusa Lembongan truko apie 45 minutes. Nusiteikite tam, kad šiuose laivuose yra labai karšta ir trūksta oro, tai jeigu galite, sėskitės prie to mažyčio ventiliatoriaus. Na, o atvykus į salą mūsų laukia klasikinė situacija, prie mūsų pribėga milijonai taksi vairuotojų ir reikia savo kainas, kol mes stengiamės jas nuderėti. Žodžiu, iškart čia mus pasigavo taksistas, pasiūlė mus nuvežti su mašina, tai sėdam į mašiną, važiuojam į savo vietą. Kai sakė su mašina, tai galvau, kad su mašina, bet kaip pastebėjau, kad čia visos mašinos yra tokios. Tai toks dalykas, 10 minučių taksas kainuoja 6 eurus. Ką visada visiems rekomenduoju, kad jeigu netyčia surandate padorų vairuotoją, būtinai pasimkite jo kontaktą, nes niekada negali žinoti, kada jo jums prireiks. Keliai tai čia tikrai ne pats geriausia, bet atrodo žymiai ramiau negu Balyje ir gal kaip tik net jaukiau. Pažiūrėsim. Šioje saloje nusprendėme apsistoti labai jaukiuose šeimos valdomose vilose. Taip pagyvensim. Taip. To the beach. Na, mes iškart nusprendėme apsižiūrėti aplinkui ir keliaujame tiesiai į Sandy Bay Beach. Be to esu sukūrusi specialų žemėlapį, kuriame aš sužymėjau visas savo mėgstamiausias vietas Nusa Lembongan, Balyje ir kitose salose. Tai nuorodą į žemėlapį galite rasti video aprašyme. Žodžiu, vaikštam čia aplinkui, bet kol kas vaizdelis tikrai liūdnas. Nes kad beveik tik vienas viešbutis arba beach klubas yra atidarytas. Visa kita čia atrodo kaip tuščia, absoliučiai. Kad pasižiūrėsim, kas čia gero. Nežinau. Buvo pristatyta kaip sala, kuri netokia išsiskintų turistų, tai tikriausiai taip ir bus. Nors mūsų vilos lokacija tikrai pakankamai gera, vis tiek reikia žinoti, kad norint aplankyti didžiąją dalį salos, jums reikės motorolerio. Mes saviškai išsinuomavom tiesiog iš viešbučio, kas mums kainavo pakankamai brangiai, tai 15 eurų dienai, tai aš jums labiau rekomenduočiau nuomotis motorolerį tik ką atkeliavus į salą prie laivų terminalo. Ten matėme tikrai geresnės kainas. Taigi dabar atvarėm į Mushroom Beach'ą. Čia šiek tiek daugiau žmonių, šiek tiek daugiau veiksmo, bet vis tiek atrodo, kad turistų mažai.
Veiklos tikrai irgi bus mažai. Restoranų yra, bet tušti. Vanduo labai skaidrus, kas yra gerai. Bet jo, tikriausiai yra tas dalykas, kad šita sala nėra turistinė. Ir tiem, kas nori ramybės, labai gerai. Tiem, kas nori veiksmo, labai blogai. Tai va, tai rytoj galėsiu pasakyti kaip surfinimas. Nes daugumai nepatinka surfint Balyje, nes yra milijardas žmonių ir taip tikrai yra. Kai gaudai bangą būna 3 iš vienos pusės, 3 iš kitos pusės ir nieko negali daryti. O čia, kiek žinau, turėtų būti 100 kartų geriau. Leidžiantis saulėje atėjome pavakarieniauti į šią vietą ir ką aš jums galiu pasakyti, kad mums tikrai maistas pakankamai patiko, kad net grįžome į šią vietą dar kelis kartus. Užsukam vietinę parduotuvę, kur beveik niekur nėra kainų. Ir kur suskaičiuotų paskaičiuoja galutinę kainą. Šiaip pirmąjį vakarą jautėmės tikrai labai keistai, nes atrodo visur, kur einame, beveik nėra aplinkų žmonių. Net ir pagrindinės gatvės buvo pakankamai tuščios, bet bent jau jose buvo šviesu. Nes kai mes nusukome link savo viešbučio mažesnėmis gatvelėmis, ten buvo aklina tamsa. Tai sakyčiau, jei nesate pakankamai geri vairuotojai, gal tada jums ir nebūtų saugu čia vairuoti. Kitą rytą atsikėlėme, papusryčiavome ir išsiruošėm apžiūrėti vieno gražiausio baltojo smėlio paplūdimių šioje saloje. Kiek žinau, šitas paplūdimys priklauso viešbučiui, bet čia gali užsukti kiekvienas. Tačiau ir vėl tas pats, visiškai nei vieno žmogaus. Aplinka tikrai labai prižiūrėta ir gražiai sutvarkyta, bet nusprendėme čia neužsibūti, nes norėjome šiandien apžiūrėti ir kitą salą. Šalia Nusa Lembongan salos yra dar viena nedidelė sala, kurią šiandien ir planuojame aplankyti. O ją aplankyti visai paprasta, nes mes galime tai padaryti tiesiog pervažiavę labai gerai žinomą geltonąjį tiltą. Daug kas nežino šito fakto, bet Nusa Lembongan ir Nusa Ceningan salose yra labai išvystyta dumblių auginimo pramonė. Vietiniai gyventojai rišo dumblius prie ilgų virvių ir nardina į seklų vandenį, kur dumbliai auga apie 45 dienas. Vėliau surinkti dumbliai yra džiovinami saulėje ir eksportuojami į kaimyninės Azijos šalis. Taigi net iki pat dabar dumblių auginimas yra viena iš pagrindinių vietinių gyventojų veiklų. Atėjome į Sea Breeze restoraną. Pusryčiams. Labai nice vieta. Pakankamai didelė. Čia turim sweet and sour chicken ir čia turim pork ball su nuostabiu vaizdu. Iš esmės šiandien atvarėm į Nusa Ceningan, nežinau kaip tarti. Sveiki. Sveiki. Ir tai vat, tiesiog keliaujam plik salą, žiūrim, kas čia yra, dar norim patikrinti vieną surfinimo spotą. Bet kol kas tai viskas labai didelė ramybė. Nėra daug žmonių, kelios kavinės pagrindinės turistinės ir tiek. Dabar esam Mahana Point, Nusa Ceningan ir čia jums tiks surfinti, jeigu jau esate labiau pro, nes bangos tikrai gan didelės, bet nėra greitos ir stiprios, tiesiog didelės. Tai gal ką nors yra šitas surfinti. Kaip matote, pagaliau suradome vietą, kur galima pamatyti daug žmonių. Man ši vieta tikrai labai patiko ir ne vien dėl to, kad mes labai skaniai pavalgėme, bet taip pat ir dėl to, kad galėjome pašokinėti nuo olos, o taip pat ir stebėti bangas bei čia surfinančių žmonės. Be to tik norėjau jums priminti, kad jeigu jums reikia interneto užsienyje, jį visą laiką galite užsisakyti per mano Seili nuorodą, nes tada jums bus pritaikyta nuolaida. Nuorodą paliksiu video aprašyme. Priparkavome savo motorolerį ir dabar einam pasivaikščioti aplinkui ir aš pagrindę norėjau čia pamatyti mėlynąją lagūną. Bet pirmiausiai... Oh yeah! Va toks tualetas, vidury niekur. Na, o dabar šiek tiek vaizdų iš tikrosios mėlynosios lagūnos.
Užvarėm į parduotuvėlę, vėlgi niekur kainų nėra. Pasiėmėm ledų gert ir važiuojam toliau. Žodžiu, atvarėm į Chenangan Cliff restoraną tikriausiai ir čia galim matyti Nusa Penida visai arti. Pažiūrėkit. Na, o čia, mėlieji, yra Nusa Penida, į kurią keliausim už kelių dienų. Iš šio restorano atsiveria tikrai nuostabūs vaizdai, bet kelias iki jo buvo tiesiog tragiškas, tai net nežinau, ar galėčiau rekomenduoti ten važiuoti. Na, o dabar mes grįžtam į viešbutį ir pradedam pasiruošimo surfinimui. Kadangi Indonezijoje vanduo yra žiauriai užterštas ir po kelių praeitų vasarų aš labai susigadinau savo plaukus, tai dėl to dabar visą laiką prieš surfinimą aš susišlapinu plaukus su vandeniu iš buteliuko ir išsitepu juos su kondicionieriumi, kad jie man taip lengvai nesusiveltų surfinant. Ką jums reikia žinoti apie surfinimą Nusa Lembongan, tai atvarot į Mushroom Bay, atvarot čia ir susimokat ir visą surfinat čia. Jeigu gerai prisimenu, tai tokia surfinimo pamoka, į kurią jau skaičiuoti treneriai, surfo lenta, rifo batai ir nuplukdinimas iki pačios surfinimo vietos kainavo mum po 16 eurų. Kas pasiruošta, rifo batai uždėti. Varam surfinti. Deja, neturiu jokių video iš surfinimo, bet ką galiu pasakyti, kad surfintojų buvo tikrai žymiai mažiau negu Balyje, taigi surfinti buvo malonu. Na ką, o mes vakarieniaudami palydime saulę ir ruošiamės dar vienai dienai Nusa Lembongan saloje. Labas rytas, mėlėjai, dar vienas rytas Nusa Lembongan saloje ir šiandien mes suplanavome keliauti maždaug 4 valandų nardymo kelionę. Kelionę užsisakėme tiesiog dieną prieš per Lembongan trip ir 4 valandų nardymo kelionė mums kainuos apie 20 eurų. Į kainą ėjo visa reikiama įranga, rankšluosčiai, vanduo, šiokie tokie užkandžiai ir nuvežimas į vietą. Ir nors mūsų grupė buvo pakankamai didelė, pačiu nardymu likome tikrai patenkinti, nes pamatėme tiek vėžlius, tiek mantas, delfinus, spalvingas žuvytes ir kitus vandenyno gyventojus. Čia aš pirmą kartą gyvenime nardžiau su mantomis ir buvau nuoširdžiai nustebinta, kokios jos didelės. Mantos nėra mums pavojingos, jos kaip tik yra labai draugiškos ir smalsios, nes nebijojo priartėti prie aplinkui plaukiojančių žmonių. Po nardymo nusprendėme užsukti labai gerai žinomą Sandek Lago sveikatingumo centrą, o iš šalia esančio Beach Cafe at Lago mes nemokamai su laiveliu nuplaukėme į dar vieną nerealią vietą, tai viduryje vandenyno plūduriuojantį lago barą. Ir nors čia parduodami tik tais gėrimai, lygiai taip pat galima užsisakyti, kad jums su laiveliu iš ant kranto esančio restorano atplukdintų kokį burgerį ar dar kažką skanaus. Šiaip atmosfera čia buvo tiesiog nereali ir manau, kad tai viena iš įdomesnių vietų, kur jūs galėtumėte stebėti saulėlydį būtent Nusa Lembongan saloje. Na, o saulei nusileidus lygiai taip pat palaukite nemokamo laivelio, kuris jūs parplukdina atgal. Jeigu jums dar trūksta idėjų, kur galima būtų palydėti saulę Nusa Lembongan saloje, tai galėčiau jums rekomenduoti tikrai gerai žinomą vietą Devil's Tier. Ši vieta yra žinoma dėl neįtikėtinai stiprių bangų, kurios trenkdamosios į uolas sukelia milžiniškus purslus. Nors dar prieš kelis metus šios vietos lankymas buvo visiškai nemokamas, dabar jau jums teks įsigyti bilietą, kurio kaina yra tik €30. Ir be to su šitu bilietu galėsite aplankyti šitą vietą, kad ir kiekvieną dieną. Pasaulėlydžio važiuodami gatve netyčia visai suradome tokį paprastą restoranėlį, kuris kiekvieną vakarą šalia gatvės kepdavo šviežią žuvį. Ir nors šio restoranėlio aplinka nei graži, nei švari, nei estetinė, bet kiekvieną vakarą čia žmonių buvo visiškai sausakimša. Taigi iš to galima spręsti, kad maistas čia labai skanus. O taip iš tikrųjų ir buvo. Kitą rytą anksti paliekame viešbutį ir šiandien mes keliausime į Nusa Penida salą.
Čia pravažiuojame mano anksčiau minėtas dumplių plantacijas ir keliaujame link Geltonojo tilto, kur nusipirksime bilietą. Nieko iš anksto užsakinėti nereikia, tiesiog susirandate tokią geltoną būdelę šalia Geltonojo tilto, nusiperkate bilietą ir tiesiog laukiate, kol jūs pakvies. Bilieto kaina 5 eurai, o pati kelionė mums užtruko apie 15 minučių. Konkrečių laikų laivo išvykimas neturi, jūs tiesiog atvykstate ir laukiate, kol susirinks tam tikras žmonių skaičius. Tačiau nesijaudinkite, laivai plaukia gan dažnai, nes jie užsipildo greitai dėl to, kad jais keliauja ir vietiniai gyventojai. Taigi taip ir praėjo mūsų 5 dienos Nusa Lembongan ir Nusa Ceningan salose. Jeigu jūs neturite tiek laiko šiom salom, manau, kad užtektų joms ir 2-3 dienų. Na, o mes jau priartėjame prie Nusa Penidos salos ir kviečiu jūs sekti mano kelionės tenai, taigi neužmirškite užsiprenumeruoti šio kanalo bei sekti mano keliones Instagrame. Kaip visą laiką, ačiū, kad žiūrėjote, o jeigu norite rasti daugiau informacijos apie savarankišką keliavimą Indonezijoje, tai galite padaryti puslapyje www.spalvotampasauliui.lt.